Hello. Okay, thank you. Bye bye. Prieš valant į miestą man reikia pasiimti SIM kortelę, nes eSIM yra beprotiškai brangus Kambodžai, o fizinė kortelė turėtų kažkur gal $6 kainuotų už kažkur gal 60 gigabaitų. eSIMas ten, nežinau, $8 ar $7 už 1 gigabaitą kažkas tokio buvo. Tiek Holafly žiūrėjau, tiek Sail. Tai what the fuck, žinai. So stay. Mėginu išmokti, kaip pasakyti labas. So stay. Nu tai bičiuliai, Sosdei iš Kambodžos sostinės Phnom Penho. O man iš nugaros, pasistengsiu kuo greičiau pasakyti, nes ateina didelė žmonių grupė, yra šios šalies karaliaus rūmai. Vaden! Jei, Kambodža! Nu tai pamėginame vidų nueit, pažiūrėsim, kaip tas karalius gyvena. Nu nemanau, kas be gyvena čia. Kažkur gal toj vietoj, kur mažiau turistų gyvena. Bet eina, pažiūrėsim. Jau matau, kad negalima filmuoti. Ir negalima nieko liesti. Tuo įjungsim slaptąjį režimą. Tuo nusiimsiu. Nusiėmiau kotą, ranką nešim kamerą. Kažkaip pamėginsim slaptai viską padaryti. Pasirodo, į vidų eiti čia net neįmanoma, gal tik iš šali pažiūrėti. Tai jo, tai aš ir pagalvojau, kad geriausiai būtų pradėti mūsų pažintis su šiuo miestu, tai nuo jo centro, tai karaliaus rūmų. Tai nežinau, apeinam, pažiūrim, ko čia dar yra ir tada eisim, pažiūrėsim, ko čia dar šiame mieste yra. Oras šiek tiek yra apniukęs, reikia tikėtis, kad nebus ta pati situacija kaip Singapūre, kad būsiu absoliučiai permirkęs ir reikės pirkti naują mikrofoną. Tai tikėkimės geriausiai. Nu, bet čia neblogai tas karaliukas apsigyvenęs, ką? Taigi šiandienos dieną mes skirsim tiesiog miesto eksplorinimui, patirinėsim, ko čia yra įdomaus, kažko skanaus pavalgysim, pažiūrėsim, ką žmonės veikia. Nu, tada, o Kambodžoje mes čia būsim nemažą laiką. Mano planas yra važiuoti visą Kambodžą, ten yra per vidurį ežeras, pavadinimo nežinau, bet tai yra didžiausias šiaip ežeras pietryčių Azijoje. Ir mes su visokiais autobusais, su traukiniais apvažiuosim į visą, sustosim įdomiose vietose ir galėsim sakyti, kad Kambodžoje tai jau pabuvo. Priejau kažkokį kitą skverą, pažiūrėsim, ko čia gero yra. Kai jau sumokėjau $10 už įėjimą, tai turiu pilnai jį išnaudoti. Jėtos kaip čia griežtai viskas. Norėjau su kamera pafilmuoti, nu okei, neleidau. Vos įėjau iš karto, sako, ne. Nu okei, galvoju, pasivaišiusiu ir pasidarysiu bent vieną nuotrauką, tavasme, tiesiog su telefonu, kai jums parodyti, kas viduj. Įsitraukiau, spėjau 2 kartus pykš padaryti ir taip apšaukė mane. Gaila, kad nefilmavau, kad būtumėte išgirdę. Iš karto kažką vietinių kalboje manęs ant šūklų padėjo, bramų įsigandau, tai tiesiog išėjau. Ką padarysi? Bet aš žinau, o kodėl negalim fotografuoti šventyklų? Aš čia iš nepagarbos, kad tu galbūt nepagarbą rodai, ar tai tiesiog, kad žmonės mokėtų pinigus būtinai, kad pamatytų, kas yra viduj. O čia įdomu. Tai jeigu ką tai ten, kur ką tai buvau, kur vos vieną nuotrauką spėjau padaryti, tai buvo budistų šventykla. Nu, bet tavasme, kad super kažkas ypatingo būtų, tai nebuvo. O čia prieinam stupą, matos taip vadina, stupą. Ir kitoj pusėj. Valio.
Nu va, čia per viduriuką mes turim. Nežinau, eina pažiūrėkim. Kažkoks tai vyrukas ant arkliuko. Galbūt koks princas, karalius galbūt čia. Paguglinsiu ir parašysiu papačią. Kas čia toksai per vyrukas. Gerai, manau, užteks mums čia vaikščioti po šitos rūmus. Varom, į miestą, pažiūrėsim, ko čia gero galima pamatyti dar. Ir galbūt kažko užkasti reikėtų, vis tiek, pusitukų pavalgyti norisi. Nu, tai nežinau, varom ten gal. Nu va, išėjau iš ten laukan ir galiu šiaip pasidžiaugti, nes oras pasakiškas, kol nelyja. Tai kol nelyja, tai saulė yra dabar pasislėpusi ir, atgaiva, nėra taip karšta, kaip paskutiniom dienom, kai buvo. Nu va, šiek tiek paėjau ir mes priėjom kaip ir upė, va. Eikim, pažiūrėkim, kaip upė atrodo. Kas geresnio? Nu, normaliai čia. Nelabai kas vyksta. Štai jums, Pnompenio upė. Smagu ir įdomu. Eina, pažiūrėkim, ką čia gero galim rasti. Bet atrodo, kada mes per anksti esam, čia dabar yra 10:11 ryto, nieks nedirba dar atrodo čia. Mes paskui ateisim čia vakarę šiandieną, pažiūrėsim, kaip vakarais čia viskas atrodo. Kaip čia dabar? Pažiūrė, visi šitie paukščiukai čia laikomi. Gal paukščiuką norit nusipirkti? Viskas. Vaikas bus suvalgytas jau dabar. Šiaip žiūri, šūdai čia smirda. Nemeluosiu. Gal čia nuo tų balandžių. Gal čia tualetas kažkur. Vienas žodžius, čia geriausia pramoga erzinti balandžius. Atrodo, kad miestas dar miega. Man atrodo, darom taip. Einam, pavalgom kažką, tada aš grįšiu namo, eisiu ten pamontuoti praeitą video ir sugrįšim į miestą antroje dienos pusėje, nes, ką čia veikt, nieko nevyks, visi miega dar. Miega arba dirba. Pilna indų restoranų čia. Žiūriu, kad būtų atidaryti restoranų, atidaryti nebent indų arba indonezų. Yra pakistaniečių. Tai norėčiau pažiūrėti, ką valgo vietiniai, bet tiesiog nieko nėra, vietiniai miega. Tai einam į indonezų restoraną, nes net nežinau, kad pirmaisias pas indonezus yra, tai sužinosim. Va, čia. Kur čia sėstis? Čia sėsiu. Ką čia gero turim? Tarkim, jautieną ir erieną po $3 ir po $5, po $4. Taip, kažką rinksiu ir parodysiu. Vien žodžiu, pasiėmiau štai tokį tai dalyką. Nežinau, čia kažkokie tradiciniai ryžiai, galiau pasiėmiau kokią noriu mėsą. Pasiėmiau jautieną, kokosų pienę, troškintą ar kažkas tokio. Tada galiau pasiimti daržovės iš sąrašo, pasiėmiau šparaginės pupeles ir pasiėmiau baklažanas, pagal idėją turėjo būt. Nu ir dar čia kažkokių tai dalykų yra. Nu dar ryžiai. Ir tada pasiėmiau apelsinų sultis su laimu. Jei, Indonezija, Kambodžoje. Nu žiūrėkim, aštriai jie valgo ar ne aštriai. Pasiimkim mėsytės. Į sveikatą. Šiek tiek aštru, aš jau žiūriu skanu. Kaip čia ryžiai, kaip čia prie padažas. Kažkos karis, o šitas aštrus. Nu vien žodžiu, palinkėkime man sėkmės, nes aš valgyti noriu, ir man teks visą tai suvalgyti. Nesuprantu. Mėsa tai ne aštri, bet daržovės. Šitas baklažanas, o tai cukinija, vėl nežino, kas čia yra. Man labai skauda viską. Suvalgiau. Kaina jeigu kam? $5. Niek žiūriu, čia nesigavo. Varau aš namo, padirbėsiu šiek tiek ir susitiksim už kelių valandų. Nu va, grįžau prie savo viešbučio. Galvoju, parodysiu jums rajoną, kuriame aš gyvenu. Nežinau, ar jūs matot, bet beveik viskas. Nu beveik viskas.
Pažiūrėkit. Nežinau, gal jūs dar nesuprantat, bet viskas kinų kalboj. Čia kiniškai, ten kiniškai, ten kiniškai. Viskas kinų kalboj. Tasme, jų tie hieroglifai skiriasi nuo khmerų. Ir nuėjus į parduotuvės, kai kur negi kainos yra kinų juanais, o ne doleriais, ar ne tais realais. O tai yra dėl to, jog mes esam kinų miestelyje, vadinamam. Tai visi šitie dangoraižiai, čia virš manęs irgi dangoraižiai, čia yra kinų darbas. Tai yra kinų investicijos į Kambodžą. Tai kažkaip Kambodžos valdžia jiems išnuomavo žemės, o jie va prisistatė viešbučių visokiausių, tai investicijos iš Kinijos. Ir virtuvės čia visur yra kinų. Ir čia yra gal 3 kartus brangiau, negu kur aš ką tik, pavyzdžiui, valgiau. Aš vakar nuėjau čia kažką pavalgyti, nieko nerandu už normalią kainą. Ten, pavyzdžiui, kažkokia tai tiesiog kepta vištiena su ryžiais 10-12 dolerių. Šiek tiek, tikrai didesnė pusė negu turėtų būti Kambodžai. Žiūrėkit, ką parodysiu dabar. Klausykitės įdėmiai. Duris su manim kiniškai pasisveikinau. Tiek Kambodžai, tiek Laose yra labai daug investicijų iš Kinijos, nes, plečias. Ir taipogi čia, ten jau filmuotis galbūt negalėčiau, bet yra ir kazino čia nemažas. Bet, nes Kinijoje lažybos yra nelegalų, tai kazino pastatė čia. Žinau, kad tam tikrose miestuose Kambodžoj bent jau gal klestėjo kinų mafija. Ir nežinau, kinai, kurie čia yra, aš tikrai jų filmuoti noriu, dauguma turi labai daug tatuiruočių. Ir kiek žinau, tai yra vienas toksai identifikavimo būdas sužinoti, jog jie užsiema kažkuo tai nelegalaus. O tai nelegalu tai narkotikai, prekyba žmonėmis ir panašus dalykai. Jej! Ir dar turiu paminėti, kad čia labai neseniai viskas tai buvo pastatyta. Dar aš nugirdau gidą šnekantį, tai dar prieš 40 metų čia viskas buvo plokščia. Aukščiausias pastatas buvo 3 aukštų kažkur tais. Tada reikia patelės. Gerai, einu aš montuoti video ir susimatom už 3, 2, vienos. Nu, visai kitoks vaizdas. Tai jo, tai dabar yra 6:30, per tą laiką sumontavau pilnai video, dabar ten per kompiuterį jisai tvarkosi visas, tai vėliau bus ir vidosikas iš praeitos dienos, o dabar, per tą laiką, kiek žmonių atsirado čia. Sakiau, kad vakare bus veiksmo. Bet čia realiai turgelis, maistelis, o šiaip kokių pramogėlių gal čia vyksta. O jie irgi sveikės mėgsta. Oh. You want high five? What do you want? This? No, tu negali tokio gerti. Ne. Nuo 18 metų. Ne, negalima. Negalima. No. Kai bus 18 metų, tada ir gausi. Šitas yra tik tai suaugusiems žmonėms, supratai? Kodėl taip Red Bullio nori? No, this is mine. Čia mano Red Bullis. Ne, čia mano Red Bullis. Mano. Negi jie nežino, kad Red Bullis tik nuo 18 metų parduodamas. Tai nesuprantu, o kokios čia veiklos yra? Žmonės tiesiog pardavinėja dalykus, bet toksai stimulas turistams, tiesiog vietiniams poilsiautojams eiti šitą vietą. Nebent į dėl vaizdo. Nes čia tiesiog nieko. Šiaip tai ten vietelį yra, tai nueisim. Ir mes eisim, kaip į palau reikia ranką pakelt ir eit. Aš tau padėsiu, šietinis esu, nesiaudink. O gal ir ne.
O, jis sakė, ačiū, ačiū yra, akum. Matot, padėjau mačiutai perėti gatvę. Gavau tetulės karmos tašku. Gerai, tai kas čia yra? Irgi tiesiog šilinimo vietelėm. Žmonės valgo, piknikauja. Taipogi girdėjau, internete skaičiau, kad būtent tą promenadą, ne šitai vadintasi, tas keliukas palei upę, tai yra nesaugiausia vieta visame Pnompenyje, bent jau naktį. Nu, pilna yra kišenvagių, plėšikų visokiausių, tai narkotikų, prostitučių, bet dar ne naktis, kaip sakant, dar ne naktis. Iš šlamšto, kuri pardavinėja, tai primena jūros šventę Lietuvoje. Tai mažiau žmonių. Ir mažiau keptos duonos. Čia ką tik pažiūrėjau, kilometras nuo čia yra kažkoks tai naktinis turgus, kuris dabar atsidarė nuo 6. Tai varom pažiūrėsim, kas ten gero yra. Galbūt kažko įdomesnio rasi, nes čia tik tais... Palauk, čia yra maisto. Kaip tik norėjau sakyti, kad vien žaislus pardavinėja. Ką čia turi? Bilietukus. Nereikia man bileto. Strawberry dance. Nu, į ką čia turim? Riešutai. O, jėtaus. Vabaliukų. Nu, kitą dieną vabaliukus pavalgysim. Šiek tiek noriu palisėti nuo belekokio maisto. Iš viso, žinot, ką suvalgyšiu? Jau atėjo laikas. Aš jau kiek, 2 savaitės nesu Europai, užsimaniau kokios picos arba burgerio. Tas nenoriu milto, va taip paimti miltą, taip tešo, taip vokau užsimaniau. Užnisoma jau vien tik visokie ryžiai, makaronai ir keisti dalykai. Kas čia vyksta? Na, kažkas šoka ten. Tai jo, K-popas ir Kambodžai populiaru pasirodo. Saldžių sapnų. Ką žinai, čia aš prarasiu savo inkstą šiandieną. Nu nieko, turiu 2 inkstus, jeigu ką, tai galiu ir su vienu išgyventi. Šiek tiek smirda čia mūsų kūno kvapais, kaip sakant. Ir metos mes atėjom į kažkokį tai turgų. Ką čia gero turim? Daržovės, miestą, kurį laikoma laukia, kai laukia yra 30 laipsnių. Very nice. Aš gal klystu, bet matos, kad čia yra labai nehigieniška. Ta mėsa 100% yra sugedus. Nes laukia yra 30 laipsnių. Klausimas, kiek laiko į ten tupi. Vietus. Tokioj vietoj, nežinau, matau, čia gimdymo namai gali būti, pagal paveiksliukus. Jo. Tai aš nežinau, kas ten per turgus buvo, bet tiesiog vien tik mėsa ir daržovės. Bet dabar kažkur ateinam, galbūt čia kažko bus įdomiau. Oho, femdom. Kas nesigaudo, tai moterų dominacija. Tai jeigu... Nežinau, kas iš to prikolo einu, tiesiog. Kodėl atrodo, kad čia vien prostitutės? O, čia vien tik striptizų klubai. Kur aš atėjau? Fantastic. Čia ne turgus. Aš į naktinį turgus. Ai, naktinis turgus. Kaip aš iškart nesupratau, apie ką čia eina kalba. Vakar reiškia naktinis turgus. Ok. Moteris biškai piktos, kai kamerą nukreipiu jas. Bet. Nu va, moterų neliko, liko tik vyriškas maistas, kurį daro vyrai kitiems vyrams. Yeah. Va, draugai, mano, matros, atėjom į tą naktinį marketą. Tai pasibūsim čia, pažiūrėsim, ką čia įdomaus žmonės veikia, ką pardavinėja. Galbūt kažką patys nusipirsim. Ir gerai, jau mažiau žodžių, daugiau rodymo, einam.
Tai kur čia įėjimas? Nu ką, atvykom. Kas čia gero yra? Esmė tame, kad čia pilna visokiausių, tai... ne tik restoranų, yra, matau, ir rūbų. Štai ten žmonės čia valgo, va. Visai įdomi idėja. Reikia mums kažką pasieškot, valgysim ir mes. Gal. Dešros tokios. Hi. What do you have? All right. Horse crab. Do you know what horse crab means? Oh, crab. Okay, because crab is poo-poo. Crab. Mes turim karvio šūdo papajos salotas. Skamba neblogai. Mes įpogi turim kiaulės draugo makaronai. Tai kiaulės draugo makaronai visai skaniai skamba. Hello, I want to take pork friend noodles. Oh, take pork. Yes. Yeah, just take away here. Here. Do I pay now or later? Later. All right. Šalia kitų baltųjų. Understood. Thank you. Jutau labai didelį spaudimą užsisakyti. Oh, let me see. Oh, nuts juice. Sorry? Oh, wow, okay. So we have healthy and unhealthy, right? How much is the iced lemon green tea? 4,000 real, $1. $1. Okay, well, sorry my friend, okay? I will get this one, okay? Čia buvo angelas ir buvo velnis. Vienas siūlo limonadus, kitas siūlo sultis. Aš tik nežinau, kaip reikės man susimokėti, nes aš iš ten pasiėmiau. Bus matyt. Kažin ar do šakutė prie tų makaronų, nes man biškių šniso tom lazdelėm naudotis, man pavargo pirštai. Aš nežinau kodėl, bet aš galiu lazdelėm naudotis, bet neilgą laiką. Keletą dienų panaudoju, man tiesiog pirštus skauda. Aš gal kažką ne tą darau, nežinau. Pirštai kaip, nežinau, nežinau, neturiu pavyzdžio, pas mažą vaiką, leliuką. Liliputas blogas žodis, atsiprašau. Nekancelinkit manęs, sorry. Oh, thank you. Sorry, you want pay now? I can pay now. $1, yes? Yes. Okay. Sandoris įvykdytas. Turime, čia jau tikrai mistinis eleksyras bus. Pagaukim. Ok, šiaip geras. Laimai kažkas dar. Rūgštus. Kur dėdė? Dėdė, kur makaronai mano? Ko tie vaikėzai aplink mane taip vaikšto? Ko jis nori? Mano batus pavogt nori, a? Beje, žiūri nustebino, kaip gerai vaikai iš anglų moka. Nu, tie, kurie čia aplinkui. Beje, vaikų įdarbinimas. Very nice, Kambodža. 7 metų vaikai pardavinėja dalykus. Bet kokiu atveju, už anglų mokas šiaip žiūri gerai. Gal reikia imti arklio šūdą papajų salotas. O. Thank you. Ką čia palaukit? Kiaulės draugo makaronus. Oh, nice. Nu, žiūrim, ką turime. Aš pagaliukus gavau. Jo. Nu, lygtis viską gerai darau, bet nu, kodėl man tai skauda juos? Gerai. Suvalgysiu aš tą. Kiaulės draugo makaronai. Taip. Nors ne. Kiaulė nedraugiškai guminė šiaip tai šiek tiek. Tai šiaip normaliai visą. Gerai, valgau. Tingiu filmokį valgau. Jau ne vieną karmatę. Pas kiaulės draugą trūksta šiaip šiek tiek skonio. Bet čia žiūriu yra... Jo, aš tikrai, jeigu tokį dabar įsipilsiu, aš numirsiu tikriausiai. Palauk, kažko kitko yra. Čia galbūt sojas. Bet matau tokį daiktą. Va, apie ką aš šneku. Šitas jau atrodo grėsmingai. Taip, užsidėsiu šiek tiek. Gerai, kiauliukas įveiktas. Tikriausiai nunešti reikėtų. Thank you. I want to pay. 10,000 real. Okay. Prisiminiau kai ką, man reikia kelnių. Aš neturiu kelnių, aš visiškai be kelnių dabar vaikštau. Ne, tas su šortais. Man reikia kelnių tam, jog jeigu aš noriu rytoj varyti į genocido visokias tai vietas, tai privaloma dėvėti kelnes. Nu, davasime iš pagarbos. Tai pamėginkime nusipirkti kelnes. Jėzus, kiauliukas lenda laukan. Tarkim, norėčiau kokių tokių
kietų kelnių. Piniginė. Bet taipogi, na, į genocido muziejų tikriausiai neguli eit žiauriai ten sveg apsirengęs. Reikia tokių visiškai be nieko. Tikriausiai net sportinių treningų negalėčiau. Reikia kokių džinsų, bet su džinsais aš nukaisiu savo pau. Tarkim, tokie būtų geri, bet nėra nieko mano dydžio. Nes aš tipo L-as Lietuvoje būčiau, bet čia aš tikriausiai aukščiausias XXXXXXXXX ir taip toliau. Nežinau, į mane pasižiūri, nusijuokė, kai paklausiu, ar turit mano dydžio. Nu, blem, nesu toks storas, aš nesuprantu. Čia amerikiečiai vaikšto 2 kartus už mane platesnį, tikriausiai jie rasiu kažką savo. Hello, do you have XXL? 2X and L pants. XXL trousers, pants. Okay, let me see. Man siūlo tokius džinsus, kur su tokiais eisiu. Okay, thank you. Okay, bye bye. Nežinau, negi ką pasakyti. Sakau, aš tiesiog esu pajuokos objektas čia. Sorry, do you have big size? Like XL or XXL, Cambodian size. Oh, okay, for me, very good. Can I try, okay? I will try. Žiūrėkit, vyručiai. Nu, kaip ir normaliai, ne? Biškai tie šlaunimą aptemta, bet bent jau užsimaut buvo įmanoma. Dabar klausti reikia, kiek kainuos. Nu, žino, kad aš labai stengiuosi rasti savo dydžio, tai žiūrėkit, 20 eurų šos. Okay, how much? Oh, okay, 250. Kaina $2.50. O čia tai kaina. Įvykdėm misiją. Turim kelnes. Storiausias žmogus Kambodžai. Turi ką apsirengti pagaliau. Važiuojam. Reikia tik flip-flopų dar. Pažiūrėkit. Su Dragon Ballu. Su League of Legends. Su Minecraftu. Ir nei vienas iš jų netinka man. Depresija. Netinka man Cam 3. Pasimatavau. Okay. Kamun. Net Kamun. Kaip ačiū pamiršau vėl Kambodžai. Vis vietnamietiškai sakau, kaip ačiū palauk. Ne Kamun. Arkun. Kamun, blemba taip pat skamba žiauriai. Net batų irgi nėra man. Cam 4 išmera. Be šansų. O gal? Nėra. Oh my god. Nu, mano batų išmera nėra super didelė, bet nu ir mano ir josmo irgi šiaip nebuvo didelis. Cam 4 išmera mano, bet blema nieko nėra, net Cam 4. Jiems gal reikėtų pėdą susiauginti po velnių didesnės. Nešiau su kempiniuku, bet Cam 3 max. Cam 3, Cam. Na bet ko? Kad į baseiną bent kartą gyvenime nueit galėčiau, nu. Sorry, 44. This one, 44. 40, no, 44. So maybe anything, 44, anything. Yeah. Do you have? Have 44. Oh, no, but I need to the beach. No. No, have? No, okay. Yes. Yeah. Akun. Okay. Free? You want free? I don't want free. I will pay, but I need 44. Aš nesamatu, tie turi Cam 4 neturi. Šaipos iš manęs. Yes, very big. Juokis iš mano pėdas, aš negaliu. Have customer come. Sorry? You come here, have customer come. Yeah. Oh, yeah. I make good luck. Sako, aš atėjau ir atėjo klientų dabar daug. Tai jie dėl to man nenori batų parduoti, nes jeigu išeisiu, tai žmonių nebeteis. So, you have or no have? 44, 45. No have. Okay, Akun, bye. Bet laiką gaišta man, aš negaliu. Einam kažką užkasim.
Gal kažkur kitur paieškosiu tų sandalų, nes, nu, čia nesąmonė. Nenoriu kem trečią imti. Kokia prasmė, nu, jeigu net nepatogu žiauriai bus. Nes galbūt prie jūros kokios norėsiu nuvaryti dar kažką tais. Va, čia dar net nemėginau. Galim čia pamėginti. Hi, do you have 44 or 45 sandals? Yes, anything. 44. Oh, I see 44. 44. Yeah, oh my god, 44. Because nobody has it. Nobody. Wait. Okay. How much? $8. Not possible cheaper. Lower price not possible. 7. Okay, 7. 7, okay. Turim. Šlepetės kažkokias tai. 6 eurų sumokėjau. Let's fucking go. Turim. Gerai, dar kažką užkandam greitai. Ir varom laukan, žiūrėsim, ką čia dar aplinkui galim nuveikti. Reikia vis tiek ir namo varyti, dar ten prie YouTube'o pasidės man reikia. Can I try this one? Yes. Okay. This is one squid, yes? No. Around 4 of that. Oh, okay. So Squids. one of that. Yes. Please take a seat. Alright. I will go there, alright? Pasiimsiu kalmarų keptų. Yay! Like this. Ah. After we are real already, maybe smaller than. It's okay. We are Okay. preparing for you here. Wonderful. Akun. Oh, let me see. Atnešiau aš ir gėrimų mums dar vėl. Šitą gėriau. Gal cukranendrės pasiėmom, ką? Tiesiog atsisėdi, iš visų žmonės ateina, to kažkokių meniu atneša, nespėjai sureaguoti. Gerai, pasiimsimės cukranendrių sulčių. Kur mūsų ponas? Kaip moliūgų sultis. Kaip neskaniai skamba. Okay, how much? 4,000 real. In dollars? $1. $1. Okay. Saga, okay. Nu ką, paragaukime cukranendrių sulčių. Kokios saldžios. Visgi cukranendrių sultis. Matai, ledukai šiek tiek įtartini. Klausimas, ar čia nebus krano vandens ledukai. Eina, pažiūrėkim, kilaikosi mūsų kalmarai. This is not squid. Wait. Ah. Yeah, prepare. Oh, okay. Čia dar jie daryti, agurkais kažkokiais tai. Nebėra. Tai jos mato dar paruošti reikia. Gerai, netrukdom šefui, labai susikaupęs yra. Dar paskui į pirštą įsipjaus. Nu, dėdė, kaip sekasi. Very good. Kaip skaniai kvepia. Akun. Dėdį nusispjauti mane visiškai. Bum, seneliumbai, pažiūrėkit, ką gavau. Tai čia yra ponas kalmaras, bet jį sugrūdo kažkas agurką. Nu, paragaukim. Tada vešu padažą, bet sakė, jis labai aštrus, tai pasisaugo. Tai iš pradžių paragaukim be jokio padažo. Ta prasme, guminis jūros skonis. Guma su dumbliais. Galima kalmaro kojytes pamirkyti. Pažiūrėsime, ar tikrai taip jau aštru, kaip sakė. Ką kačiuks daro? Čia visiškai neaštrus padažas. Bet, gerai. Stengiuosi nemeluot niekad, tiesiog, nelabai skanu. Neskaniausias dalykas, kurį viso kelionė tikriausiai valgiau kol kas. Jeigu neturi jokio skonio, galiu, kad šukbėm prieskoniui tą ašunkojį dėt. O, ne ašunkojį, kalmarą. Viskas, varom iš lauką. Bye bye. Akun. Nepatiko man. Varom pažiūrė prie upės, kas dabar gero vyksta. Jeigu nieko įdomaus,
Varysiu namo. Aš vis tipiškai visiškai ne į tą pusę nuėjau. Nu vieno žodžio. Bent jau šitoj daly nieko įdomaus. Pagrindinė žmonės sėdi ir ilsisi. Paeisim dar šiek tiek. Jeigu nieko ten nebus, nu tai reiškia, nieko šiai įdomaus nevyksta. O po dešinę galima freelancerių pamatyti. Nu, žinoma, pensinio amžiaus vyrukų su keliom jaunom merginom. Tas kokie šlykšči žmonės čia kai kurie. Reikia prasijudinti šiek tiek. Nežinau, tiesiog pešiųjų toks takas ir viskas. Online rašė, tipo, o, būtina vieta čia aplankyti. Nesuprantu, kas čia įdomaus. Gerai, varom namo. Oi, kaip čia siaura. Ok, bye. Vienu žodžiu, turėjau kilti vienas liftu. Į paskutinę sekundę įėjo kažkokia tai azijietė moteris. Viskas tvarkoj, bet tiesiog taip random labai garsiai pabizdėjo. Bet lik nieko, taip toliau tiesiog stovėjom. Nulis reakcijos. Išlipo 16 aukštį, jeigu ką. Nu tai sveiki draugai, aš montuoju video ir žiūriu, kad nepalikau jokio atsisveikinimo. Tai jo, tai atsisveikinsiu dabar, dar norėjau pasakyti, kad aš grįžau ir nu realiai nieko neveikiau, ėjau montuoti video. Tai jo, tai ačiū visiems, kad žiūrit mano video, kas laikinat, kas komentuojat. Kiekvieną komentarą skaitau ir kiekvieną stengiuosi atrašyti. Tai ačiū, kad esate ir būkite toliau tokie šaunūs. Ir tik norėjau pasakyti, kad jo, šitas video galbūt toksai dar, toks levesnis, žinot, toks apie nieką, kaip sakant, bet aš prižadau, kad nuo kito video viskas keisis, nes nu realiai pradėsiu daryti tai, ką aš norėjau daryti Kambodžai, dabar buvo toks dar kaip ir susipažinimas su to, nes nu, visa mano veikla dar biškai vėliau bus. Mes varysim iš Pniompeno lauką, mes varysim aplinkui po visus ten miestelius, kaimelius ir panašiai, ten bus tikrai ką veikti, tai būtinai subscribekite ir laukite naujų video. Ir jo, ir kas ten? Eiktų, kiek daug indų. Ką ten tu valgiai? Makaronų su sūriu. Jau čia kokias 3 dienas indai pas tave neplauti. Eik, išsivalytos tos sūris jau prižiūvęs yra. Visi eikit indus įsiplaukit, kaip neprisižiūrit visiškai.